Trumpai pakalbinsime ir video reporterį, kurio balsą kartais išgirstame iš už kadro, kai jis sako, biški, pabėg, truputį parodyk. Na, tai kaip jūs gyvenate? Normaliai. O va, normaliai. Reporteriam yra normaliai, tikiuosi kameros nesušlapo, ekranas taip pat veikia ir visų lauksiu. Labadiena, nagi. Trumpai norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt šiandienos lietų. Buvo smagu. Nors truputį peršalom, bet buvo išties gana labai smagu, kad lyja. Čia iš tiesų mes prišaukėm lietų, todėl kad Jūs? Va, kam suplyšo palapinė, nunešė stogą, miegmaišis peršlapo, va yra 2 žmonės, kurie prisipažino, dar kartelį, prašau, galim. Mes sukėlėme lietų. Va! Šitie, sveiki, visa kompanija, laba diena. Norėčiau ir iš jūsų sulaukti trumpo komentaro apie šiandienos dienos lietų. Lyja. Ačiū. Ar dar yra kažkokių, štai ir štai kalbiname antrąją video reporterę, kuri taip pat mūsų visus vargina ir persekioja su video kamera. Žodžiu, trumpas klausimas. Kaip jūs laikotės? Aš iš tikrųjų laikausi visai neblogai. Labai patinka stovykla iš tikrųjų. Labai viskas man čia sekas irgi nieko. Žiūri mano ir operatorius, ir asistentas užsiminėjo visokią veiklą įdomi. Daug veiklos turi, matoma, ne? Tai va. Robi. Taigi, baigiame šiandienos dar kartelį. Laidą baigiame šiandienos. Žinau, kad neiškarpinėt. Baigiame šiandienos laidą mes tuo, kad linkime jums labai sėkmingo vakaro, labai šaunių pasibuvimų drauge kartu. Va. Ir susitiksime mes turbūt rytoj. Arba ne. Bet turbūt susitiksime. Bet matyt, kad susitiksime. Tai labai ačiū už dėmesį. Turi vaikiną? Jinai turi vaikiną. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir sėkmytės. Fantastišan. Bella. Mi amore, abbracciami, mi fuerte, mi amore. Taip, laidokim toliau. Antrieji trūsikai. Raudoni, prašinu. Gražus, sakyti. Dar viena krūvelė. Taip galima išikti šalia, aš nesuprantu. Laikyti ilgiau užlenktą? Skauda, ne? Biškas skauda, kai ilgai laikai. O gali taip pasisukti į šoną? Šiek tiek į šoną. Palauk. Nu gerai, rodyk dabar. Gerai dabar? Labai gerai. Skauda gal pirštukai? Ne, skauda. Julius. Davai, per daug! Visi varom. Kapela. Tu gaidelė, balta žirnių sūlė, dvi vištelės ir mauname. Aš galiu. Tu gaidelė, balta vyną gėrė, dvi vištelės pro balkoną vėmė.
Labą dieną, mano visi mažieji skautukai. Norėjom paklausinėti, kaip jau šiandien sekėsi mūšyje. Jo, gerai. Bet ten kai kurie tai į tualetus lyzdavo, nes bijodavo. Lyzdavo į tualetus, nes bijodavo? Jo, jie ten bėgo nuo kitų ir lyzdavo į tualetus, ten sulindo kokie 20 vaikų į vieną tualetą. Nėra, su sesėm gerai sutarėte, ne? Nu, tai plus minus gerai ir blogai. O kodėl blogai sutarėt su sesėm? Tai kad pusė jų fifų, pusė normalių, nu tai va, plus minus. FIFO, tai čia kaip suprast FIFO? Nežinau kaip paaiškinti. Nu, tokių pamaivų. Taigi esame Pricų pastovyklėje ir kalbiname mūsų patyrusius skautus. Kaip jiems šiandien sekė? Apskritai, kaip sekasi? Mums sekasi labai gerai. Šalia manęs yra mano draugas iš Australijos, jis Australijos lietuvis. Ir šiandien mums pavyko išmokti pasakyti vieną sakinį mūsų nuostabiom sesėm. Sakyk, sei. Labas mažytės. Ir jau su šiuo sakiniu mums pavyko nukabinti 4, 4 sister. Yes? 2. Just 2. ir aš galiu papasakoti, susitiko mane mūsų skautų viršininkė ir mačiusi mūsų reportažą ir pasakė, kad atsiminkite, broliai, kad ne tik 20 sesių tenka, bet ir 20 uošvienių. Tai mes su mano draugu, kurio dabar gaila labai nėra, supratome tai ir supratom, kad reikia Australijas kabinti. We take your sister and... What, go partying? Yes. Okay. Papasakykit, kaip sekėsi šiandien mūšyje? Kovojat? Taip, mes kovojame. Mes buvom nugalėtojų pusėje, mes kadangi išmanome istoriją, tai ėjome aišku į jotvingius, kurie susijungė vėliau tapo lietuviais. Gavome ženkliukų, mūšis tikrai virė sunkus, bet labiausiai mums patiko sesės, nes kaip sesės užpuola mes nesiginam. Tiesiog leidžiam jom pultimus, nes tai nuostabiausias dalykas, kaip bėga link tavęs 6 sesės ir reikia palauk, kad tu stovi vietoj. Tada verčia tave ant žemės, graibot, bando nuplėšti. Tai nepakartojamas jausmas. Ir Dominikui taip pat patiko. What? You like when sister come and touch you? No! No? No! Jis nesuprato klausimą iš tikrųjų. Sakyk, labas mažytė. Say it. I just said it. Labas mažytė. I just said it. Say it. Your mommy. Okay, say it. Gerai, papasakykit, o ką jūs dar veikėt? Kokia šiandien, pavyzdžiui, programa, ką planuojat veikti? Šiandien mūsų skiltis su Dominiku Budime. Gaminsime vištienos filė su frikadelių padažu ir nepaprastais bakalanijos makaronais. Bet gavom tik ryžių, tai nežinau, kaip tos makaronus pagamisim. O šiaip naktinė programa, girdėjom, kad atvažiuoja populiariausia grupė Sadūnai ir eisim su Dominiku kabint mergaičių, taip? Papasakokit apie paskalas. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, kaip Titui sekasi? Titasgi pas mus toks garsus yra muzikantas. Tits, mes žinom Titą jau iš anksčiau. Ir sakė, jam tas koncertas buvo laiku ir vietai, nes sakė, būtų gale stovyklos, o dabar taip sako, Titai, gal nori valgyti, ateik. Titai, aš turiu atliekamą bananą. Nu ir, o aišku, Titas pasidalina su mumis. O kaip šiaip, klausykit, santykiai, ar gal jau yra kažkokių porelių, gal kažko tais? Taip, mums labai skaudu, kad Dominikas susišluoja visas merginas, bet jau yra keletas tokių porikių. Dabar jos išėjusios, išvykusios negalim parodyti, bet jau pirmieji vaikinukai jau nukabino geriausias merginas. Say about figure. Figure? Yes. What about who? Tu turi gražią figūrą. Who's that? Say it. Say, gražią kėdurą. Gerai, ačiū labai Pricam už fantastišką pokalbį ir eisime paieškoti dar kitų.